Aš manau, kad dalį padarė tai, kad pirmi pradėti darbai. Tai dar Bulhako 39 metais, sakykime, parašyta apie iškiliausius XIX amžiaus Vilniaus fotografus. Būtent ir ta sena tradicija ir visų kitų sričių, reiškia, dailės istorija kaip rašo. Tai fotografija iš to pasiėmė pavyzdį. Jeigu dailė parašyta, čia vis tiek. Remdamasis tuo principu, kuris gyvavo tapyboje ir ne tik tapyboje, bet ir kitose dailės srityse, skulptūroje ir taip toliau, ir kuris faktiškai reiškia, kad lietuvių dailė visada patirdavo įtakas iš užsienio ir tada arba savičiau jas interpretuodavo, arba mažiau savitai. Tai vien remdamas šito dėsnio aš logiškai galiu bandyti teikti, kad ir fotografija mūsų negalėjo būti be įtakų. Kitas dalykas, kad tos įtakos galėjo likti kaip nors nevykusiai realizuotos. O štai šitie žmonės, apie kuriuos aš kalbu, jie, žinoma, daugiau ar mažiau būdami susipažinę, ar bent sporadiškai žinodami, pamatę kažkur kažką, jie sugebėjo tai išplėtoti savitai ir taip, kad tai rezonuotų mūsų kultūrinėje aplinkoje, o kas yra svarbu. Tai čia yra taip, ir, žinoma, nebe dvelgtelėjimo iš šalies, bet vis dėlto ir autentiška, ir savita raida. Vis tik tai manyčiau, kad tai yra fotografijos meno draugija. Kaip institucija, nes ne viskas buvo leidžiama fotografuoti, o organizaciją lengvai kontroliuoti. Sakykime, tada prasideda cenzūra ir savicenzūra, norėjimas patekti, tada pacenzūruojasi. Ir ką mes aprėpiam kaip kažkokį judėjimą, aktyvesnį fotografijos, tos meninės fotografijos pliūpką, tai aiškiai susijęs su fotografijos meno draugija, nuo 69 ar 68. Tuo tarpu atskiri žmonės, arba, sakykime, tas, kas buvo prasidėję tarpukario Lietuvoje, labai staigiai buvo išblaškyta po visą pasaulį ir manau, kad tokio iki savimonės nebuvo prieaugę. Tiesiog po karo tai nebuvo tiek smarkiai perimta, išskyrus atskirus keletą žmonių, sakykime, Povilą Karpavičių, gal Adolfą Marcinkevičių. Darė įtaką tai, kad gana laisvai ateidavo iš antrų rankų, tas second handas literatūrinis. Tai buvo čekų revijų fotografija arba, pavyzdžiui, lenkų projekt, žurnalai Štuka. Tai buvo ne pirmo šviežumo dalykai, bet buvo tų vaizdų. Ir taip pasakyti, kad visiškai iš apvaizdos dėjasi negali. Buvo matomas kažkiek tas procesas, aišku, labai toli nuo aido atspindžiai, bet buvo galima kažką matyti, suprasti, galbūt negalima buvo įsigilinti į koncepcinius reikalus, kurie būdavo vis tiek, kad iš socialistinių šalių tai būdavo jau pervirškinti kažkiek. Bet vizualinė išraiška, vizualinė forma buvo matoma. Iš tikrųjų, sakykime, tai, ką, tarkim, Budvyčio šitą, tas, nežinau, aplinka, daug žmonių jie įeina, ką jie darė, vargu, ar jie matė tuos avangardinius ieškojimus, nes jie per tą literatūrą tikrai neprieidavo per tą second-handą. Tai manau, kad šitoj vietoj buvo ta tokia noras daugiau priešintis paradiniai fotografijai ir noras ieškoti kažko tai tokio. Jeigu jums čia labai gražu, tai mes jums parodysim, ką nors bjauraus. Tas ieškojimas tada jau buvo suvokta vizualinės kalbos kažkokie tai dalykai ir jie buvo naudojami. Aš dabar, kai žiūriu Lietuvos fotografiją, pavyzdžiui, sovietmečiu, tai aišku, kad jinai yra įtakota sovietmečio ideologijos ir bandymo priešintis tą ideologiją. Taip pat labai svarbu yra išsaugoti savo nacionalinį tapatumą. Ir tada be abejo atsiranda visi tie
dvasingi seneliai prie žydinčių obelų, dalyvaujantis atlaiduose. Tai portreto žanras ir kaimo peizažas. Viskas tas už to kabinėsi, ką bandai išlaikyti, kas tau atrodo be galo svarbu, ką reikia įamžinti, išsaugoti, žodžiu, kažkaip tai nešti pirmyn. Ir kartais, man atrodo, suveikia kartų konfliktas. Pavyzdžiui, Tesla, kokia 90-mečio fotografija tokia persimetusi į visiškai kitokią estetiką ir kitokias temas, kitus objektus. Nuo, taip sakant, nuo dvasingų veidų prie nuobodžių plokštumų. Man atrodo, čia jau daugiau yra tokios protesto forma ir kažko visiškai naujo ir kitokio išsiilgimas. O 10-mečio fotografija, man atrodo, yra stipriai lyginama šiuolaikinį meną apskritai. Kai žiūri daugelio fotografų, nebūtinai fotografų, fotomenininkų ar šiaip menininkų fotografijos darbus, vienas tokių ryškiausių ir vos ne kas antro darytų fotografijos ciklų, tai buvo žmogaus portretas. Ir žmogaus portretas visų ūgių. Tai man labai įsiminęs yra ir René Dijkstra, ir tas portretavimo stilius, kuris atsikartoja labai daugelio lietuvių fotografų darbų, man atrodo. Ir man atrodo, kad estetika ta tokia fotografavimo, kartu galima pasakyti, irgi perima jaunieji fotografai tą skandinavišką tokią. Kitas dalykas, gal šiek tiek jaučiasi tas tokios konceptualiosios dokumentinės fotografijos iš 6-70-mečio įtakai irgi, kurių darbuose. Aš manau, kad aš čia jau žiūrėčiau kaip būtent tas ikonografas, kaip semiotiškai žiūrėčiau vaizdą. Aš sakyčiau, kad jokia fotografija neturėjo referento tikrovės. Ar ji būtų reportažinė, ji turėjo referentą abstrakčią ideologiją, tam tikrą schemą, kodą, ten vertybinį, ideologinį, politinį, ir jį tiesiog reprezentuodavo, na tarkim, visa sovietinė fotografija kaip tokia, kuri kūrė tą vizualų sovietinės tikrovės įspūdį laikraščiuose, žurnaluose, parodose. Tai tokia fotografija man yra tik abstraktus kodas, kurios referentas yra politinis diskursas arba ideologinis diskursas. Tai tada aš ir sakyčiau, kad žinoma, kad ją kažkas įtakojo kitos fotografijos, kurios atspindėdavo kitas ideologijas. Tiesiog tai yra tokia imitacinė praktika, mimezės praktika, kad ir kaip keistai skambėtų, na tarkim, po to gimsta meninė Lietuvos fotografija, bet juk ta meninė fotografija kartoja ir perkartoja ir reprodukuoja tik tai jau atrastas vaizdavimo schemas, kurios galbūt 30-40 metais buvo sukurtos kokio vieno ar kito amerikiečio ar prancūzo fotografo. Ir buvo siekiama priartėti prie to absoliuto, prie to idealaus fotovaizdo. Nors tarytum ir fotografuojama tikrovė, bet iš tikrųjų buvo ieškoma, kaip priartėti prie to kodo, kuris simbolizuotų tikrąjį fotomeną. Įsivaizduojama, ir istoriškai reliatyvų, ir vietos laiko prasme reliatyvų.